Labas rytas. Ketvirta diena, jeigu neklystu. Ir šiandieną mes persikraustom į kitą butą, truputėlį arčiau baseino, kad mažiau važinėti varžybų dienomis. Mantas jau krauna lagaminus, to jau parodysiu. Mantai, pasilabinsi? Labas rytas, kraunam lagaminus ir važiuojam pasiimti mamos ir Džonį. Pasiėmą mamą ir Džonį ir varom šiandieną treniruotis. Pagal planą 2 treniruotės ir vidury tarp jų persikraustimas į kitą butą, kurį žinoma parodysiu. Štai atvažiavo mes į treniruotę. Visi pasiruošę sportuoti, tik tai labai juda kamera, nes einam kalnu žemyn ir parodysiu visą baseino teritoriją. Štai įėjimas į baseiną. Praeinam pro vartelius. Good morning. Vartelius stumiam ir papuolam į didelę baseino teritoriją. Po dešinę sportininkų įėjimas, mes leidžiamės į apačią ir čia iš dešinės, kur eina moteris, ten yra persirengimas, changing rooms. Tiesiog didelė teritorija, mes čia nebūnam. Tenai pasimaudimo baseinas, kur šiandien turbūt Mantas eis, ane, pasipliuškenti. O tenai atidarė salę su batutais, tai tuoj persirengiam ir parodysiu. Nu va, baigiam apšilimą saliai. Dabar keliausim ant batuto. Ir tada keliausim ant bokšto. Po batutais turim baseiną. Ten plytelės, tik nesimato nieko. Matos. Va ten plytelės, baseino plytelės. Va, matos. Taip, baseinas yra išleistas. Iš baseino padarė salę. Prasišokinėjimas, kad būtų paprasčiau ant tramplynų. Bup, bup. Šiandien visai gražus oras, kol kas. Nu va, atėjom, labai daug šiandien žmonių treniruotėse. Einam, dabar susipildysim. Užsipildysim protokolus. Prieš kiekvienas varžybas reikia pateikti savo šuolius, kuriuos darysim, jų tvarką ir taip vadinamą kainą. Tai va, einam dabar užpildysim, nes reikia juos užpildyti ne vėliau negu 24 valandas iki starto, kitaip neleidžia sportuoti. Tai va, atėjom pildyti. Taip, kad viską turim. Pirmos varžybos nuo 1 metro, tai pildom pirmą 1 metro programą. Nu, žodžiu, ilgas neįdomus procesas. Šiandien žmonių daugiau ir rytoj pasirodys, kiek iš viso yra dalyvių. Plum. Ir neliam. Dėduliukas, opa.
Labai gražu. Ponas Džonas. Opa. Labai gražu. Labai lengvai, labai paprastai. Ir liktai viską matei. Ponas Džonas. 85 metai. Vartosi kaip 25. Du su pusė. Labai gražu. Saulutė lenda, bet neaukštas. Neaukštas pradėjo griaudėti. Vakarykštės dienos likimas laukia mūsų. Dar 1-2 šuoliai ir treniruotės pabaiga bus. Dabar, kaip suprantu, 1,5 susraigtų. Labai gražu. Nu va, pirma treniruotė baigta, rytinė skaitoma. Keliausim ieškoti kažkur pavalgyti. Kaip jūsų treniruotė? Šiandien buvo daug šalčiau negu vakar, nes vakar oras buvo šaltas, bet vanduo atrodė šiltas, o šiandien atvirkščiai. Tai pirmi 10 šuolių tai buvo tokia šalta. Ir 3 gumytės pamečiau. Siaubas ir košmaras. Bet ne problema, nes turi pilną maišiuką, mačiau. Einam, žinai. O šiaip viskas gerai, atšokinėjau visų 3 metrų programą. Viskas kaip ir gerai, puiku, varom pavalgyti ir tada kraustymasis. Į kitus namus. Keliausim į kitą gyvenamą vietą. Suradom puikią vietą pavalgyti prekybos centre su tokiu vat vaizdu. Dunojaus ir Sava įlankos ir labai skaniai pasiėmėm atsigert, laukia maisto. Tai turim atsigerti šaltos kavos, Mantas turi kažkokį tais rūgštų kokteilį, arbata, sultis, vienu žodžiu, labai smagu. Pamojuosit? Hei! The best iced tea in town. Taip va, sako, pati skaniausia šalta arbata. Laukia maisto. Nu va, gavom siurbas. Galiu sakyti, priėdėm, nes dabar visi iškritę. Tik sriubos dar net Suvalgė ir dar ne visą sriubą. Bet sriubos buvo skanios, gavom labai skanią arbatą. Taip, apie gėrimus jau kalbėjom. Sriubos buvo skanios, mama ant bado šiandien. Kostas irgi užkando šiek tiek. Labai skanią picos duoną atnešė mum. Kaip tau maistas? Labai skanu, laukiam antro patiekalo. Mantas valgo burgerį. Aš laukiu keptų daržovių. Džonas valgys muštinio, o Kostas valgys žuvį. Tai jeigu bus taip pat skanu kaip ir gėrimai su sriuba, tai Grįšim dar kartą. Bus Belgrado atradimas. Auksinis atradimas. Gavom maistą. Turkey. Žuvytė atrodo įspūdingai. Wow. Džono sumuštinis tai gigantiškas. O čia mano daržovės. Aš tikėjausi iešmelio, kaip pas mus Lietuvoje, bet biškį gavom daugiau. Ir sakė, tu atneš man to burgerį. Nu va, gavom burgerį. Tai burgeris atrodo mažiausias. Bet skanaus. Ačiū. Kompanija skanaus. Mes privalgėm ir dabar lipam į viršų į aikštelę mašinos. Tai labai įdomi laiptinė pripaišyta ir labai nusistebėjau, nes čia skaniai kvepia, lyg būtų papurkšta kokiais ar tai oro gaivikliu, ar tai kvepalais. Įdomu, pas mus taip nesu mačius, kad būtų ir išpiešta ir dar pakvepinta. O pasistatėm ant stogo. Tai panašiai kaip ir valgiam aukštai. Tai dar aukščiau, tik tai čia visai nėra jokio vaizdo. O pradėjo lynoti.
Štai tokia automobilių aikštelė viršui ant stogo. O mes važiuojam kraustytis į naują gyvenamą vietą. Na va, mes atsikraustėm į naujus namus ir, kaip ir žadėjau, rodau namus, rumturas. Štai laiptinė, įeinam per duris. Šiaip butelis labai mažas, tikrai. Iš karto tiesiai prieš įėjimo duris mūsų kambarys. Mantas, labai mažai šviesos, bet viskas gerai. Įtempiamos juodos lubos ir vėlgi mes be kondicionieriaus. Toliau čianai senovinė spinta ir didelis salionas, kur yra dar viena spinta daiktam ir džiovyklė, kaip galėjot pastebėti. Kambarys, kondicionierius, kostas, televizorius ir viskas, koridoriukas. Ir čia man įdomiausia vieta, tai yra virtuvėlė, mini. Aš nežinau, čia koks kvadratas turbūt. Turim mažą šaldytuviuką, viryklė, kriauklė, viskas. Spintelėse tik tai indai, vietos, kur susidėti maistą nėra. Ir čia yra tualetas. Tualetas gražus, tvarkingas. Dušo kabina, boileris su šiltu vandeniu ir skalbimo mašina. Tai viskas labai puikiai, labai smagu. Viskas super, daug švariau negu anam butelyje, tik tai vietos gerokai mažiau. Super greita buto apžvalga. O dabar mes ilsimės ir po to važiuojam į antrą vakarinę treniruotę. Žodžiu, tai va, atvarėm vėl treniruotis, antra dalis šiandienos. Apsimiegojo, apsisnaudė. Prasnaudėm mitingą, bet sakė, nieko įspūdingo nebuvo. Tai va, mergiotė privalgius, primiegojus, mankštinasi. Visą dieną iš tikrųjų tik palynojo, nelijo taip stipriai, bet dabar griaudėja. 28 lauke. Nu, atrodo visai normaliai. Apsiniaukia. Ir susitiksime prie bokšto. Atvykom. Mama su Džonu jau po pirmą šuoliuką daro. Oi, kaip gražiai. Prasišakinės mama, žinoma. Į kitą pusę nusisuko. Šalta. Mr. Jonas. Trenerė. Labai gražiai Džonas nėrė. Treniruotės baigtos, einam šiltis. Atrodo, kad labai šalta turėtų būti. Bet pirmi du švaliai šalti, to viskas gerai. Čia kaip per televiziją čempionus rodo. Tai va, mes po treniruočių persirengę, švarūs. Švarus, gražus, Simaudę, pasportavę. Kaip sekėsi? Gerai, lengvai šiandien viskas gerai, truputėlį nedaug pašakinėjom. Rytoj pirma varžybų diena. Dalyvauja 3 iš 4 komandos narių. Tai bus very interesting day. Ir ilga, nes
Ir ilga, O čia pradžia 8 val. nes nuo pačio ryto pirma šokinėja trenerė Asta, 10 val. Jos pirmos varžybos, sekančios varžybos Džono ir tada pietų pertrauka ir mano varžybos. Šiandien labai daug lėktuvų skraido, visa treniruotė skraido, turbūt kokie 7 gal praskrido, jeigu nedaugiau. Žodžiu, kas 2 Tai va minutės dabar. leidžiasi. Tai va, tai tokie rytaus planai, o šiandienai turbūt niekur daugiau nebeišjudėsim. Va, Eisim likusi poilsiauti, mūsų komanda. vakarieniauti. Galit pamojuoti, You can Kurie- wave, John. kurie rytoj dalyvauja. Tai va, šiandien atsisveikinam, ačiū, kad žiūrėjot ir laukite tęsio, nebūtinai pafollowinkite, Share, like ir kad subscribe. nepraleisti video ir susitiksime rytoj. Ate!